Laida Greičio linija pristato didžiausia kalbų mokykla Lietuvoje – kalba.lt. Turime klausimą. Patiko Greičio linijos reportažai iš Švedijos Faviken ralio, kur greitai lėkė automobilį netaupė Deividas Jocius. Pasitarus ir mums nusprendus, rodome jums, kaip įvykiai klostosi grįžus į Lietuvą. Po Švedijos ralio, matot, kiek reikalų pasidarė? Didžiai taip vadinamasis Deividas Jocius grįžęs į Lietuvą savo automobilį pristatė į garažą, kur bolidu pasirūpins treneris Alfukas. Tiesa, pamenate, reportažais iš Švedijos rūpinosi lenktynininkas Tomas Stabingis. Ir šį kartą Tomas sutiko pratęsti pradėtą istoriją ir prisijungęs prie Greičio linijos mielai veda laidą. Labą dieną, grįžę jau po Švedijos, po Faviken ralio. Dabar matom Deivido Mitsubishius, kaip atrodo išardytas po visų rezultatų, po tramplynų. Tai vat galėtų meistras pakomentuoti, kiek tai buvo nuostolių paskutiniai tramplynai ir dabar bandomi atitiesinti. Automobilių sporte, kaip atrodo po tramplinų lonžeronai. O čia aukšlytis kaip pašaukimas ir nusileidimas, ką reiškia. Taip. Čia dar palyginus normaliai. Nuostolis nelabai didelis, bet vis tiek darbo yra nemažai. Tai tikriausiai įsiardyti, viską įsikelt, atsitampyti. Kaip planuoju? Stryktelėjimas visai nieko nekaltas būna. Nusileidimas atrodo, nusileidau, lyg tai lempos viskas vietoj. O kiek darbų atsiranda. Labą dieną, čempionė. O prieš laidą ar po laidos reikia parašyti, niekada nedarysim namie. Matai, daugiau aš negaliu, kad gali kažkaip būti per daug. Nereikia. Gal vas batakai pradėsim. Čia jūs suprantat tokį raštą? Ne, čia tas paukščiukų kalba. Galiu išversti. Žodžiu, nuo kairio lonžerono reikia matuoti į tašką, kur... Nemokat japoniškai? Mokam, išmoksim. Skaičiukų yra tai. Mokydamasi paukštukų kalbos, Greičio linija laukia, kol Deivis išlėks į gatvę su naujai paruoštu taksi ir susitiksime jau kitoje laidoje. Kai ištiesins mašiną, kur lėks? Nežinau, taksuot gal. Plafoną dėsim ant stogo. Reikia startinį surinkti. Čia jau kopija bus. Jo. Kuo atsilyginsi jam, kad jis tvarko tavo mašiną? Aš jo mašiną sutvarkysiu. Laida Greičio linija pristato didžiausia kalbų mokykla Lietuvoje – kalba.lt.